Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sveiki, esu Mindaugas Lukauskis, nacionalinės krepšinio lygos čempionas. Žiūrėkite Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Šalia didžiausio Lietuvoje krepšinio kamuolio pristatau Lietuvos krepšinio lygų čempionus. Kėdainiuose Plungės Olimpas triumfavo regioninėje krepšinio lygoje. Plungės Olimpas regionų krepšinio lygos finalinėme ketverte Kėdainiuose 83-77 nugalėjęs šeimininkus sporto centro komandą Džiugavų. Pelnyta trenerio Mindaugo Tamošausko auklėtinių pasiekta aukštuma. Nelengva pergalė, nes iki paskutinių finalų rungtynių minučių buvo nenuspėjama kėdainiečių ir plungiškio dvikovos baigtis. Visi žaidėjai atidavė daug fizinių ir dvasinių jėgų. Tikriausiai tas žemaitiškas užsispyrimas padėjo išplėšti RKL čempionų vardus. Į pergalę vedė Dominikas Matulis, pripažintas naudingiausiu finalinio ketvirto žaidėjų. Pagrindinai žaidė Nojus Radžius, Deividas Šeršelis ir visas Olimpas, palikęs Kėdainių sporto centro komandą vicečempionų vaidmenyje. Trečią vietą iškovojo Biržai, nugalėję Tauragę. Smagu, kai jaunoji Plungės krepšininkų karta tęsė kovingas ano dešimtmečių, kai Olimpas žaidė LKL tradicijas. Gaila tik, kad plungiškiai vis dar neturi šiuolaikinio sporto centro. Kai plungiškiai sprendžia žaisti ar nežaisti LKL, tai Jurbarkas Karys, šių metų nacionalinės krepšinio lygos čempionas, stovi prie LKL slenksčio. Tęsėme pažintį su jurbarkiečiais. 24 metų Seventa LKL sezono čempionai Jurbarkas Karys. Tai nepaprastai džiaugiuosi, dėkoju krepšininkams, sveikinu visus mūsų krašto žmonės, krepšinio fanus ir nuostabiai tuo džiaugiamės. Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Šarūnas Kliokis, dar kartą plojimai Jurbarkui Kariui, tai karinga dvasia, ką kalbėti. O aš pristatysiu visus komandos narius ir žaidėjus. Tomas Delninkaitis, Mindaugas Lukauskis, Vytautas Šarakauskas. Smagu iš tikrųjų dėl Tomo, dėl Mindaugo, dėl pačių Vytautui, nenuvertinant jokiais būdais kitų mūsų komandos narių. Šitas laimėjimas duoda galimybę atsidurti aukščiausiai Lietuvos lygoje LKL, tai jisai ko gero svarbos žiūrint reikšmę, tai vienas iš didžiausių ko gero. Kartu su Krašto apsaugos ministerija, su Lietuvos kariuomenė, su tarybos nariais mes diskutuosime, įvertinsime aplinkybės, kaip kur eiti toliau, bet mes tikrai žinome, kad mes stiprinsime patį klubą. Valdybė tai faktas, kad būtų didžioji dalininkė mūsų to, sakykime, prisidėjimo prie biudžeto, bet reiktų rasti ir papildomų rėmėjų, ko gero turėtų atsirasti dar vienas papildomas didelis generalinis rėmėjas. Stiprinsime klubo žaidimą, o viena ar kita lyga tai turbūt nuspręsim. Mato, salė tikrai yra didelė, jinai erdvi, reikia tos infrastruktūros, tai įrengti papildomai sėdimų vietų žiūrovams tą skaičių, kas tikrai nėra didelis iššūkis, sutvarkyti dabar esamą parketą. Ir truputį ko gero švieslentas reikėtų atnaujinti, o visą kitą mūsų tą infrastruktūrą, kiek aš suprantu ir kiek teko kalbėti su LKL vadovybė, tai jinai kaip ir į tą pusę atitinka. Šią vasarą renovuosime krepšinio salę, keisime parketą, nes salė jau yra intensyviai naudojama, iš esmės reikalinga kapitalinio remonto, tai didinsime žiūrovų vietų skaičių, nes vietų labai trūksta, vis daugėja, ypač jaunimo. Tai manau, kad tikrai turėsime gražią, patogią, modernę areną. Iššūkis būtų, manau, didžiulis šiai dienai, bet manau, kad po truputį su juo mes susitvarkytume. Bet svarbiausia, kad būtų aukšto lygio krepšinis, kad jisai pritrauktų žiūrovus, kad skatintų mūsų jaunus žmonės, mūsų krašto jaunus žmonės pasirinkti krepšinį, aktyviai sportuoti, gyventi sveiką gyvenseną. Klaipėdietis Lietuvos krepšinio legenda Tomas Delninkaitis yra visų šalies krepšinio lygų čempionas. Kaip dievai, sėkmė, fortūna, be abejo, sukritusios visos situacijos tokios
Nežinau, kur čia slypi ta ilgaamžiškumo paslaptis. Nežinau, gal Dievas davė tokį kūną, nežinau, gal genai. Tiesiog, sakau, pats neatsakau į šitą klausimą. Komandoje būti nėra sunku, tai be abejo yra labai smagu turėti tokį komandos draugą kaip Mindaugas. Krepšinio IQ pas jį labai yra aukštas ir labai lengva yra žaisti su tokiu žaidėju. Gali iš vieno žvilgsnio, iš vieno žodžio suprasti, ką reikia padaryti. Profesionalumo įsikūnymas yra. Čia pavyzdys turėtų labai daugam būti. Ne tik tai kaip žaidėjas, bet ir kaip žmogus, kaip šeimos narys. Apie Mindaugą gali tik tai kalbėti geriausiais žodžiais. Komandiškai ėjom visi kartu, visi tempėm vienas kitą. Čia ne tik tai buvom mes ir Mindaugas, tai be mūsų buvo dar daugiau žaidėjų. Tai visi įdėjo šitą indėlį į tą bendrą rezultatą. Aš visą laiką po sezono, sakau po pirmas 2 savaitės, kad tai jau paskutinis mano sezonas, bet kaip pailsi, šiek tiek kūnas pailsi, šiek tiek smegeninė, prasipučia to grynų vėjų, tai vėl norisi žaisti tą krepšinį dėl to, kad tai aš moku daryti geriausiai, nes aš neįsivaizduoju, ką aš toliau galėčiau daryti gyvenime be krepšinio. Labai myliu šitą sporto šaką ir noriu tiesiog mėgautis, kiek kūnas leidžia, kiek sveikata leidžia. Lietuvos krepšinio namuose Kaune surengta graži ir prasminga moterų krepšinio lygos pabaigtuvio šventė. Keli epizodai iš jos ir mūsų laidoje. Jūs neįsivaizduojat, kiek džiaugsmo yra širdyje, stovint čia, matant jūs ir žinant, kaip nedrąsiai mes svajojome prieš 2 metus, kad galbūt kažkada po kelių metų būsime ten, kur esame šiandien. Be galo dėkingas, aišku, visų pirma klubams, jų vadovams, treneriams, žinoma jums mergino ir labai dėkingas lygai. Didelis širdingas ačiū, kad čia susirinkot. Ačiū rėmėjams, ačiū visiems, kurie mumis patikėjo, kurie sakė, kad tikrai, su baime, bet norim, kad tas krepšinis atgytų moterų. Bet mes sakėm, palaukit, per metus nepadarysim, užtruks metai, 2-3. Aš manau, kad tikrai nenuvylėm ir mes patys esam patenkinti tuo, ką darom. Aš manau, kad ir mūsų rėmėjai mato, kad nebuvo tas sezonas veltui nubėgęs, kažkur kažką įsidalinom, kažką padarėm. Tikrai geros emocijos iš komandų. Laikas padėkoti ir nominacijas įteikti labiausiai pasižymėjusioms krepšininkėms. Trečiosios vietos nugalėtojas ir bronzos medaliais pasidabinti Klaipėdos Neptūnas Antanu! Na, o taurę atsiimti viešina komandos kapitonę. Klaipėdos Neptūnas Antanu! Taigi, antroji vieta ir sidabro medaliais pasidabinti kviečiame tarptautinį LCC universitetą. Klaipėdos LCC, tarptautinis universitetas, negailėkime aplodismentų, jų žaidėjų antrosios vietos taurę.
Klaipėdos FCC tarptautinis universitetas. Aukso medaliais kviečiame pasidabinti Vilniaus kibirkštį. Apdovanoti pirmosios vietos nugalėtojas moterų Lietuvos krepšinio lygos prezidentą Arvydą Klovą ir direktorių Arvydą Jocį. Taurę kviečiame atsiimti komandos teritoriją Gabrielė Šulskė. Džiugu, kad sezoną baigė aukšta nata ir galiausiai šiandien galėjom iškelti tą taurę ir vis dar esam stipriausia Lietuvos komanda moterų. Bet iš tikrųjų mažai galiu savo laurų prisimti, nes esu gan labai naujas žmogus šitoj komandoje, vos porą mėnesių, bet džiugu, kad sezonas buvo komandai tikrai sunkus, daug iššūkių, daug permainų, trenerių kaita, vadovų kaita, ir tikrai sezono metu rezultatai buvo nuvilintis, reikia tai pripažinti, bet kaip sakau, džiugu, kad gale sezono iškėlėm tą taurę į viršų ir galim toliau vadintis stipriausia moterų krepšinio lygos komanda. Jūsų aplodismentai Vilniaus kibirkštės krepšininkėms. Dar kartelį jūsų ovacijos. Vilniaus kibirkštis. Bravo! Moterų krepšinis pasaulyje dabar yra absoliutus prioritetas visose organizacijose, kas susijęs su krepšiniu. Žinote, NCAA reitingus, WNBA, FIBA ir visa kita krepšinio bendruomenė moterų krepšinį mato kaip didžiulį prioritetą. Todėl mes kaip organizacija atsakinga už Lietuvos krepšinį darome viską kartu su lyga, su klubais, kad pasaulio krepšinis ateitų į Lietuvą. Kaip žinot, steigiami centrai, šiemet bus dar vienas 20-mečių čempionatas, Europos krepšinio moterų čempionatas ateina 27 metais ir mes turime 3 metus grąžinti moterų krepšinį į šitas gretas ir kad tokių nuotraukų būtų dar daug šiuose namuose ir ne tik tai čia. Po savaitės pamatysite veterano pagerbimo šventę Raudondvaryje. O štai po pertraukėlis Eurolyga prieš 25 metus ir šią savaitę. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Cibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, esu Jurbarko Karių krepšinio komandos treneris Povilas Valaitis. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. 6 Eurolygos komandos, kuriuose yra ir lietuvaičių, 5 rungtynėse, kad patektų į finalinį ketvirtą, surengė nepakartojamą krepšinio spektaklį. Ateinu Panathinaikos pirmoji iš 3 porų, žaidusių 5 Eurolygos rungtynės dėl teisės rungtyniauti finalinėme ketvirte, užsitikrinu vietą Berlyno arenoje. Graikai po atkaklios ir permainingos kovos 81-72 palaužė Tel Avivo Maccabi. Pavo po 12 metų pertraukos vėl pateko į ketvirtų superfinalą. Iš buvusio 11 finalo graikai 6 kart tapo Eurolygos čempionais. Ateino komandos lietuviui Mariui Grigoniui, tai bus antras gyvenime po Žalgirio finalinis ketvirtas. Kaunietis po rungtynių davė interviu Eurohoops žurnalistui. Tai man reiškia labai daug. Krepšinį žaidžiu jau seniai ir esu labai laimingas, kad tai pasiekiau. Tai buvo mano vaikystės svajonė. Buvo sunku įsivaizduoti pralaimėjimą šiuose rungtynėse. Aš nežinau, kiek žmonių
susirinko, bet mačiau juos stovinčius net ant laiptų. Buvo karšta, negalėjome kvėpuoti, bet yra nerealu, kad pasiekime finalo ketvirtą. Tačiau darbas nėra baigtas, bet galime dabar pasidžiaugti. Praėjusiais metais mačiau beprotiškų dalykų. Šiemet yra lengviau gyventi Atėnuose, vaikščioti gatvėmis, kai komanda laimi. Tikrai ypatinga turėti tokius fanus. Ne visos komandos tokių turi. Esu laimingas dėl visko. Galėtume sukurti gerą serialą. Tai būtų komedija apie praėjusius metus. Šiemet viskas pasikeitė. Įdėjome daug darbo ir išlikome vienas kumštis. Parodėme daug kartų savo charakterį, bet laukia dar daugiau darbų priekyje. Pamatysime, kaip bus Berlyne. Buvęs žalgirietis Rokas Jokubaitis nesusitiks Berlyne su Marium Grigoniu. Barcelona po skaudaus pralaimėjimo Olympiakos Pirėjoje namuose su mane kybo į atvirą kovą. Turėjo 8 taškų persvarą, tačiau nerezultatyvės rungtynes katalonai pralaimėjo 63-59. Nedaug, tik 6,5 minutės Barcelona leido pasireikšti lietuviui. Rokas pelnė 2 taškus ir surinko 3 naudingumo balus. O mūsų tautietis Ignas Brazdeikis ir vėl tik nuo atsarginio suolelio žiūrėjo, kaip jo Olympiakos iškovojo pergalę ir kelialapį į Berlyną. Finalinėme ketvirte bus ir Šarūno Jasikevičiaus Fenerbahče. Labai daug lietuvių trenerių kainavo sveikatos 5 rungtynės Monake. Kunigaikštystės krepšinio aistruoliai pagaliau irgi suprato, kad reikia padėti savo komandai. Nors ir ne su graikiška ar turkiška aistra, bet monakiečiai įkvėpė Donato Motiejūno ekipą, kuri ilgą laiką pirmavo. Ketvirtojo kėlinio gale, kai rezultatas buvo lygus 70-70, Monako galėjo išplėšti pergalę, bet nepasisekė. Puikiai, kaip visada žaidė Donatas Motiejūnas, per 29 minutės pelnė 16 taškų ir surinko 20 naudingumo balų. Kaunietis po rungtynio sakė, mes turime kažkokią karmą, nes po pratęsimų minimalia persvara 80-70 laimėjo Fenerbahče. Pusfinaliai Berlyne susitiks Šarūno Jasikevičiaus ir Atamano komandos. Kitoje poroje kovos Olympiakos ir Real. 2024 gegužės 26 Berlyne sveikinsime naujosius Eurolygos čempionus. O štai prieš 25 metus, 1999 pavasarį, taip pat Vokietijoje, tik Miunchene, Kauno Žalgiris iškovojo Eurolygos čempiono vardus. Koks džiaugsmas jiems buvo, paėmus į rankas tą gražuolę taurę. Tritaškis laikų, prakaito lašuos, salė užaura, žaidimų tiksliu, pakerės visus krepšinio žvaigždžių, stabili lenta, Žalgirio dievai, žadi taiklumo, pergalę šventą.
Mes jau Kaune, taurė čia. Prieš išskrisdami Vilniaus oro uoste svajojame, galvojame apie tai, kad taurė bus Žalgiriui. Tačiau apie tai bijojame garsiai pasakyti. Pasakė garsiausiai pasaulyje mūsų Žalgiris. Lygiai prieš 60 metų Lietuva iškovojo Europos čempionų vardus. Lygiai prieš 20 metų Žalgiris krito iš aukščiausiosios lygos kartu su Sergejum Jovaiša. O dabar štai matot, karūna Žalgiriui, karūna visos Europos. Žalgiris užkariavo ne tik tai Lietuvos ir galių širdis, jos buvo jau seniai užkariautos. Užkariauta ir Europą. Apie Žalgirį dabar kalba tik tai geriausiais žodžiais. Visi, net NBA bus pasakyta, kokia tai graži ir gražiai žaidžianti komanda. Tai dar ne viskas. Apie 1999 metų Žalgirio triumfą Miunchene. Po savaitėlis, sekmadienį, jau 10 valandą rytą ir 6:30 vakare mes pratęsime pasakojimą, kaip Žalgiris buvo pagerbtas Lietuvoje. Iki pasimatymų. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.